Labą dieną. Džiugu, bičiuliai, jūsų vėl nematyti. Dėkite laikus, registruokitės kanale Tas beprotiškas pasaulis. Beje, aš matau ir statistiką, kaip jūs žiūrite, tai 38% žiūri tik 30 sekundžių ir iš karto YouTube'as praneša, kad nesijaudinkit, tai yra įprasta praktika. Neįsivaizduoju, ką galima pamatyti, bičiuliai, per 30 sekundžių, bet jau YouTube'as žino, kad taip vyksta ir matyt ne vienas jau gavo jaunas autorius infarktą, tai įspėja, kad čia visiškai normalu. O kągi, ir man teks pakęsti šitą statistiką, o šiandien noriu pakalbėti apie Kiniją. Mažokai mes čia kalbam apie ją, bet įvyko neseniai toks dalykas, kad Lietuvoje neliko Kinijos ambasados darbuotojų. Tai aišku, precedento neturintis dalykas. Kinija viena iš galingiausių ir ekonomiškai pajėgiausių valstybių, kaip sakome, neatsiejama daugelio tiekimo grandinių dalis. Ir štai Lietuva neturi jokių santykių, nors, kaip visi prisimenam, socialdemokratai žadėjo atkurti tokius santykius ir lyg tai viskas klostėsi tą kryptimi. Ir Algirdas Butkevičius, dabar Seimo narys, sako, kad vasario mėnesį kinai buvo nusiteikę gana pozityviai, jis kalbėjo su jais ir žadėjo jie daugiau mažiau atkurti tuos santykius, bet štai vėl kažkas tai katė perbėgo ir nutrūko šitie santykiai. Bet klausimas toks yra, ar reikia mums tų santykių, ar Kinija yra naudingas partneris. Štai buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis yra pasakęs, kad Lietuva gali tapti laisva nuo Kinijos valstybė, unikali tokia valstybė, ir ilgainiui tai bus ne minusas, o didelis pliusas. Na, kaip yra iš tikrųjų, aš prisimenu, aišku, tuos metus, kai tie santykiai subjuro, tai buvo ta reakcija, iš verslo bendruomenės, iš kai kurių visuomenės sluoksnių, kaip tai gali būti. Kodėl ta reakcija tokia buvo? Žinoma, sužlugo kai kurių verslininkų planai. Ir noriu pasakyti, kad Lietuva kaip valstybė ilgai kūrė tuos santykius su Kinija. Ypač buvęs premjeras Algirdas Butkevičius, jisai vykdavo į susitikimus, dalyvaudavo įvairiuose formatuose ir tikslas buvo atverti Kinijos rinką Lietuvos prekiams, Lietuvos pramoniai, Lietuvos investicijoms. Tai buvo nelengvas uždavinys, todėl kad tų barjerų yra daug, bet tikslas atrodė viliojantis, tai yra neribota Kinijos rinka. Tuo labiau, kad daugelis valstybių, Europos valstybių, vakarų Europos valstybių, tų, kurios laikosi vertybių, iš tikrųjų labai noriai dalyvavo visuose Kinijos projektuose ir tai buvo ne juokai. Tai daugelio Europos valstybių prioritetai buvo palaikyti gerus santykius su Kinija, kuo daugiau prekiauti ir kuo daugiau parduoti ir savos produkcijos Kinijoje, kas buvo laikoma kaip labai naudingu dalyku. Ir aišku, tai, kad tie santykiai subjuro, tuo laiku nebuvo galima vertinti vienareikšmiškai. Tuo labiau aš prisimenu, šiek tiek irgi nustebau prieš 2020 metų rinkimus, kai Laisvės partija, kuri po to ėjo valdančią koaliciją, savo programą iškėlė 3 tik tai punktus svarbiausias ir vienas iš jų buvo laisvė Taivanui. Aš esu lankęsis Taivanui ir ten Taipėjaus sostinės centre stovi toks muziejus didelis, Čiankaiši muziejus. Tai Čiankaiši yra Gomindano partijos įkūrėjas. Ta Gomindano partija buvo tokia labai stipri, bet būtent ji ir kovojo žemyninėje Kinijoje su Mao Cedūno komunistinėm pajėgom.
ir po Antrojo pasaulinio karo vis dėlto pralaimėjo, buvo įstumta, atvyko į Taivaną, čia įsikūrė ir šita partija iki šiol išlieka viena iš įtakingiausių politinių partijų. Aišku, 1988-1989 metais Taivanėje įvyko persitvarkymai ir tenai prasidėjo demokratijos procesas ir dabar ir kitos partijos atsiranda valdžioje, tuoj paminėsiu ir jas, bet Gomindano partija, tokia kaip bazinė ir garbinga pati seniausia partija, jinai išlieka Taivano gyvenime, bet jos prioritetas anaiptol nėra Taivano nepriklausomybė. Aišku, jos pagrindinis tikslas yra, kad Kinija prisijungtų prie Taivano sąlygoms kaip kapitalistinė demokratinė valstybė, bet tai kol kas nerealu, bet Gomindano partija laikosi tokios nuomonės. Aišku, ta pažangos partija, kuri tada buvo valdžioje, tai yra 2020 metais ir dabar, ji pasisako už Taivano nepriklausomybę, bet yra Taivane ir dar viena kryptis, tai yra tie, kurie nemano, kad tai yra realistiška paskelbti nepriklausomybę ir pasiekti, kad Kinija tai pripažintų. Taip pat mano, kad nerealistiška yra, kad prisijungtų Kinija prie Taivano ir pasisako už status quo. Ir dėl to neseniai, 2019 metais, atsirado dar trečia politinė jėga Taivanėje, Liaudies partija, kuri štai eina tuo keliu. O pažangos partija, tai jinai tikrai kovoja už nepriklausomybę, Taivano pažangos partija, bet šiuo metu, nors suformavus vyriausybė yra mažumos vyriausybė. Tai aišku, yra toks įdomus dalykas, kad Lietuva ir net atskiros partijos pasisako už Taivano nepriklausomybę, kaip pačiam Taivane dėl to yra iš tikrųjų diskutuojama. Bet įvyko kaip įvyko ir kasgi yra toji Kinija. Na, keletas tokių atvejų iš mano paties patirties. Iš tikrųjų, teko būti man Harvarde tokiuose kursuose aukštų švietimo pareigūnų arba darbuotojų ir ten ilgai mes bendravome su universitetų vadovais. Ir vienas iš jų buvo kinas profesorius, kuris po Tianmenio aikštės įvykių, kuriuose jisai dalyvavo, turėjo sprukti iš Kinijos. Ir iš tikrųjų radom daug bendros kalbos. Aš kaip sąjūdžio dalyvis pasidalinau savo patirtimi, jis kaip kovotojas prieš Kinijos komunistų partiją. Tiesa, mes taigi labai ilgai kalbėdavomės ir kažkaip palėtėm Taivano klausimą. Tai čia jisai persimainė ir griežtai pasakė, kad negali būti čia jokių kalbų ir diskusijų. Taivanas turi priklausyti Kinijai ir būtent Kinijos tai Liaudies Respublikai. Žinoma, aš tada supratau, kad aš nesuprantu šitos situacijos ir kad čia viskas nėra taip visiškai, kaip mes įsivaizduojam. Aišku, tie nacionaliniai jausmai yra gilūs ir sunku įlysti į kitos kultūros, kitų žmonių kailį ir suvokti jų tikrasias mintis. Lygiai taip pat buvo man įdomu pakalbėti su kinų profesoriais čia jau Europoje, kai stažavausi dar būdamas doktorantas Mannheimo universitete. Ten mes buvome tokioje ekskursijoje kartu su kinų studentais ir profesoriais. Atsimenu, ten į vyno tokią įmonę, kuri augina vynuoges, spaudžia vyną. Tai tiesiog vaikščiodami tais laukais aš įsikalbėjom ir žinoma, man buvo labai įdomu, kad jie sako, kad štai rytoj bus
laisva diena mes važiuosime į Markso gimtąjį miestą, Tryrą, ten aplankysime muziejų. Na, žinoma, aš tada paklausiau, sakau, drįsau paklausti, sakau, na taip, bet Kinija, mano supratimu, yra kapitalistinė šalis ir tiek, kiek aš išmanau marksistinę ideologiją, tai nelabai panašu, kad Kinija gyvena pagal marksizmo dėsnius. Tai jisai pradėjo aiškinti apie bazę, antstatą. Tai gerai, kad aš tikrai buvau mokęsis ir mokykloje, ir universitete šitas teorijas. Tai tikrai supratau, ką jisai kalba. Jeigu taip žmogus nebūtų įkandę šitų mokslų, tai kažin ar ten suprastų tuos išmoningus tokius paaiškinimus. Bet suprantama, kad čia yra toksai atsikalbinėjimas ir kad Kinija vykdo griežtai savo ekonominę politiką kaip vieną sferą ir ideologija yra kita sfera. Iš tikrųjų teko lankytis Kinijoje, tai vienintelis turbūt dalykas, kuris primena komunizmą, tai yra tie raudoni plakatai, labai panašus kaip sovietiniai, ir kažką tai raginantys, kviečiantys. O šiaip tai yra, kaip visi žinome, yra kapitalistinė santvarka, tik įdomumas tas, kad nemažai garsiausių kapitalistų, milijonierių, gal ir milijardierių, tai yra komunistų partijos nariai. Apie Kiniją daug teko galvoti ir matyti visi samprotauja, kas yra ta Kinija. Ir ilgus metus aš ir mokslinį savo darbą rašiau apie demokratizaciją ir tekdavo diskutuoti su vakarų kolegomis. Tai net nebuvo kalbos, kad Kinija gali nukrypti nuo pažangos kelio ir būtent demokratinės pažangos. Tai iš tikrųjų buvo kita teorija, jos vardas buvo demokratizacijos teorija, bet jinai kažkuo tai priminė marksistinę teoriją tuo, kad atseit valstybių kelias yra aiškus ir neišvengiamas tam tikros pažangos keliu. Tai yra situacija tokia, kad kyla ekonomika, kyla gerovė, atsiranda vidurinysis žmonių sluoksnis, kuris yra išsilavinęs, kuris turi pakankamus finansus, kuris atviras yra pasauliui ir jisai pareiškia savo teisės, nori daugiau laisvių, savaime suprantama, su tuo turtu, su įtaka visuomenėje, nori daugiau laisvių ir neišvengiamai ateina tas periodas, kai tai pasireiškia ir politinėme gyvenime, tos interesų grupės jos padaro įtaką ir šalis demokratizuojasi ir tai palaipsniui neišvengiamai Kinija žengs demokratijos keliu ir tikrai keli garsūs mokslininkai netgi numatė šitą kelią ir paskelbė konkrečius terminus, kaip Kinija demokratizuosis. Bet žinoma, įvyko priešingai. Nuo 2012 metų, kai į valdžią atėjo Xi, buvo palaipsniui veržiama virvė. Kaip žinoma, Xi padarė tą pokytį, buvo garsi Kinija, kad tai yra kolektyvinis valdymas, tarsi nėra tokio ryškaus lyderio, o ten partijos komitetas vis rotacijos būdu iškelia tos lyderius, tai šitas buvo panaikintas, jis įsitvirtino kaip vienvaldis lyderis, kuris paėmė griežtą nacionalistinę politiką, kuris turi ambicijas išplėsti Kinijos įtaką pasaulyje. Na ir būkime biedni, bet teisingi, siekia, kad Kinija būtų dominuojanti jėga. Su tuo susiję daugelis dalykų. Tai Taivano klausimas, bet ne tik Taivano. Kinija plečia įtaką daugelį pasaulio regionų ir teko lankytis
Adis Abeboje, Jungtinių Afrikos tautų būstinėje. Ten ES yra daugeliu valstybių pavyzdys. Žinome, kad NVS kažką kūrė tokią valstybių sandraugą visiškai nesėkmingai, tai ir Afrika kuria valstybių sandraugą ir nors, sakykime, galbūt netgi tos valstybės Afrikos yra panašesnės viena į kitą negu Europos valstybės, bet tiek integruoti, susitarti nepavyksta, bet nežiūrint to formaliai tokia sąjunga egzistuoja, yra jos rūmai, tai jie pastatyti Kinijos. Ir Kinija eina visur, kur gali, investuoja į infrastruktūrą, į uostus, į kelius ir iš tikrųjų plečia visais būdais savo įtaką Lotynų Amerikoje, Afrikoje. Tai kaip minėjau, Adis Abeboje ta būstinė pastatyta kinų lėšomis ir visur kitur. Nepaslaptis, kad ir į Lietuvą beldėsi. Tai buvo kalba apie Klaipėdos uostą. Kauno ekonominėje zonoje turėjo kinų miestelis atsirasti, bet galų gale tos investicijos Kinijos taip ir netėjo. O ten, kur jos atėjo, žinoma, rezultatai yra įvairūs, bet daugelis ir nusivylė, nes užveržiamos skolų kilpos, tos paskolos smaugia, po to kinai pigiai perima tą infrastruktūrą ir paaiškėja čia, kad tai visiškai nelabdara, o yra nuožmus išnaudojimas ir vien tik savo interesų paisymas. Žinoma, man kažkaip atrodė kažkada seniai, kad kinai neturi kažkokios ideologijos, kai buvo ta kenksminga komunizmo ideologija, kuri tarsi pateisino viską. Na, kinai turi, bet jie kažkaip jos neplatina. Jie kitom priemonėm, bet vis dėlto tas jų nuožmumas, tas ekonominis jų interesas yra labai ryškus ir iš tikrųjų nieko gero jisai nežada. Tiesą sakant, net paminėti galiu ir Lukašenką. Jisai labai daug, aišku, siejo vilčių su Kinija, kad Kinija investuos, pagyvins Baltarusijos ekonomiką, tam skyrė valstybė dėmesio. Tai aš atsimenu, kad jis irgi vieną kartą atsiduso, kad čia kinai kažką tai daro, bet jokios naudos iš jų nėra. Ir žinau, kad ir Šri Lankoje, ten kas buvo, pakalbėjus su vietiniais gyventojais, tai ne tik valdžios sluoksniuose, bet ir vietiniai gyventojai gali patvirtinti nusivylimą, kad jų infrastruktūrą perėmė kinai. Vėlgi teko kalbėtis su akademiniais darbuotojais ir su visuomenininkais iš Australijos. Jie irgi pasibaisėja tuo, ką ten kinai daro. Kažkada tai atrodė, kad Kinija kyla, bet tas kilimas gali turėti ribas, kadangi žinome, kad kinai ilgą laiką buvo asocijuojami su pigiomis, tačiau menkos kokybės prekėmis. Tai žinoma, šita situacija pasikeitė. Tarp kitko, prieš 14 metų netgi buvo tokia teorija, kad europiečiai savo prigimtimi tokie yra inovatyvūs, jau nekalbant apie amerikiečius, kurie naujovėmis labai domisi ir žengia link tų naujovių, o kinų, kitų azijiečių prigimtis tokia konservatyvi, jie labiau linkę kopijuoti. Tai teko man lankytis Kinijoje ir tokiuose ekskursijose, pačiose garsiausiose bendrovėse. Tai žinoma, čia jau tas vyko palyginus neseniai. Žinoma, iškart supratau, kad iš vis tokios kalbos neturi jokio pagrindo, todėl kad galybė Kinijos žmonių vyksta į vakarų šalis, jie sugrįžta su geriausiais išsilavinimais,
O tos milžiniškos tarptautinės kinų korporacijos, tai jos išvis neturi jokių apribojimų, kad jos ten ar kiniškos, ar nekiniškos, jos dirba Kinijai ir stropiai tarnauja Kinijos vyriausybei, tačiau jie samdo žmonės, pačius geriausius, moka jiems milžiniškus atlyginimus ir vadovai, ir kas nori, inžinieriai, konstruktoriai, iš tikrųjų dirba šitom bendrovėm ir jos yra inovatyvios ir tikrai konkuruoja su Amerika absoliučiai visose srityse, įskaitant ir dirbtinį intelektą ir visas kitas pažangiausias technologijas. Kinai turi retųjų metalų, turi iškasenų, turi didžiulę vidinę rinką. Dar vieną turi jie privalumą, kurį nežinau, gal čia galima nelaikyti privalumu, kad jie neturi jokių skrupulų, jie gali pavogti, gali dempinguoti, gali apgauti, jie naudojasi vyriausybės parama, jie nepaiso taisyklių, kur kiti paiso. Ir žinoma, pandemija atskleidė ir jie išjudino tą susimąstymą, tą rūpestį daugelio vakarų šalių, kad Kinai vaidina didelį vaidmenį visose tiekimo grandinėse. Kitaip sakant, netgi paprasčiausių dalykų negalima pagaminti, negaunant sudedamųjų dalių iš Kinijos. Pasirodė, kad ir medicininės kaukės gaminamas Kinijoje, kad ir paprasta ta įranga gaminama Kinijoje. Kas čia sakė dabar Trumpo laikais, kad ir Amerikos vėliavos gaminamos Kinijoje, tai žinoma, tai yra pigiau ir pagal tą globalią ideologiją atrodo, kad viskas čia tvarkinga, bet žiūrint iš politinės prasmės, tai žinoma, tai yra labai pavojinga situacija. Ir turint omeny, čia ką mes ir Lietuvoje atkreipėm dėmesį, tai yra stebėjimo kameros, kurios prijungtos prie Kinijos, tai yra kompiuterinės programėlės, telefonų įranga. Lietuva tokius barjerus padarė, kad negalėtų įsigyti Kinai. Tai žinoma yra suprantama, taip ir turi būti. Ir nes Kinija kiekvienu momentu gali panaudoti tam, kam mes nesitikim. Prisiminkime, kas vyko Lietuvoje irgi, kai vyko katedros aikštėje mitingas palaikyti Taivanui. Ten atvyko grupelė įdomių žmonių, kurie protestavo su Kinijos vėliavom ir žurnalistai pastebėjo ir nustatė, kad tai buvo pats ambasadorius su aukštais Kinijos ambasados pareigūnais. Tai žinoma yra visiškas pažeidimas diplomatinių taisyklių ir tikrai diplomatai nedalyvauja ir nemitinguoja. Bet Kinam matyt galioja kitos taisyklės. Aišku, tai, kas vyko, yra ir dabar. Iš tikrųjų, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuva šitoj savo politiniai kovoje, šitam politiniam iššūkiai, nesulaukia tokio ryškaus palaikymo. Aišku, jinai gavo pasveikinimo žodžių savo laiku ir iš Jungtinių valstijų, gal iš kitų vakarų partnerių, bet principas yra tas, kad vis dėlto valstybės, Europos valstybės, mūsų Europos bendrijos narės, jos stengiasi palaikyti su Kinija santykius. Štai ir
ir Ispanijos vadovai, ir Prancūzijos vyksta į Kiniją, kalbasi ir žinoma, Lietuva čia paliko nuošalyje. Daugelis dalyvauja ir kitose Kinijos iniciatyvose, taip kad klausimas nėra vienareikšmis. Bet dar kitas yra įdomus dalykas, jeigu kalbėtume apie tai, kad Europos Sąjunga iškėlė pasaulio prekybos organizacijoje bylą Kinijai, kadangi Kinija po to, kai jinai užpyko ant Lietuvos dėl Taivano, pradėjo diskriminacinę politiką ir ta byla jau keliama ir egzistuoja ne vienerius metus, bet nepasistumėjo iš mirties taško ir štai jau naujoji vyriausybė Paluckas kalbėjosi su Europos komisijos prezidentė von der Leyen ir ji pasakė, kad Lietuva turi surinkti pati įrodymus, kaip ji buvo diskriminuojama. Pasak ministro pirmininko, to padaryti beveik neįmanoma. Taigi jau aišku, kad nieko čia mes nelaimėsime. Iš tikrųjų, tos nuostolius, kuriuos patyrė verslas, tai jie ir liks tokie. Kita vertus, ambasadorių nėra, diplomatinės tarnybos iš vienos ir iš kitos pusės nedirba, bet verslas kažkaip tai gyvuoja. Kinija kaip veža čia prekes, taip ir veža vis didesniais kiekiais, po truputį atsigauna ir Lietuva. Aišku, planai buvo dideli, tuo metu, kai buvo žingsnelis po žingsnelio kuriami santykiai su Kinija, atsimenat, čia vis buvo kalbėta apie traukinį. 2014-2015 metais buvo ten toks traukinys išreklamuotas Saulė, kuris riedėjo iki Kazachstano ir turėjo pasiekti Kiniją. Na, tai ten buvo dar tuo metu verslo projektas nepavykęs, bet 2020 metais tai Lietuvos geležinkeliai tikrai labai perspektyviai žadėjo atidaryti tokį maršrutą krovininių traukinių ir vyko tie reisai. Žinoma, jie nutrūko. Tai reisai traukinių nutrūko, bet prekyba vyksta ir Lietuva vėlgi kažkokiais būdais sugeba eksportuoti. Dar nepasiektas 21 metų lygis, bet jeigu tokiais tempais didės, tai jisai bus pasiektas. Na ir kągi, tokia situacija dviprasmiška, kai yra, taip sakant, iš tikrųjų pykčiai ir nesusikalbėjimas ir nekalbėjimas su Kinija. Žinoma, tai keista ir įdomu, gali turėti tam tikrų ir pasiekmių, galbūt ir verslui. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas jis tikrai irgi šią situaciją apibūdino ir sako, kad jeigu su verslu bus pasielgta nesąžiningai Lietuvos, tai tikrai Lietuva neturės jokių svertų apginti verslą, bet tokia dviprasmiška situacija tęsiasi ir iš tikrųjų, mano nuomonė, tai žvelgiant ilgąją perspektyvą, tikrai nieko gero tie santykiai su Kinija nežada, nepaisant to, kad matyt kol kas žadėtos investicijos iš Taivano irgi dar nepasiekė, viskas pakabinta ant teltonikos, ant paukščio projektų, bet kai skaitau interviu su vadovu teltonikos paukščiu ir atidžiai įsiskaitau, tai matau, kad nėra ten aiški situacija ir kažkas tai daroma, bet tikrai dar nėra faktas, kad Taivanas perduos tas žadėtas lustų technologijas. Na, bet tikėkimės, dar klausimas neuždarytas, bet aišku, čia nuo daug ko priklauso. Jie gali ir perduoti, bet mes galim nesugebėti priimti, tai čia irgi yra situacija. Bet manau, kad iš tikrųjų aš irgi buvau sunerimęs, kas čia bus su ta Kinija, nes mūsųgi visų tikslas, kad Lietuva gerai gyventų, Lietuvos gerovė.
ir kad verslas klestėtų, vis dėlto tai yra svarbu. Ir, kaip sakant, ne visada būtina būti šventesniu už popiežių. Bet dabar, žvelgiant po kelių metų perspektyvos, atrodo, kad didelės tragedijos nėra. Per daug čia nieko mes nepraradom, pasaulis platus, galima prekiauti su kitomis valstybėmis, o juo labiau, kad ta prekyba su Kinija vyksta. Na, parodėm šiokį tokį keliuką pasauliui, kad ir taip gali būti, ne per daug didelis susižavėjimas, na, bet mes patys dabar net ir nenoromis einam tuo keliu. Dabartinė vyriausybė irgi nežada pervadinti tos ambasados, nes dėl to pavadinimo kilo, nors prezidentas savo laiku ir kritikavo, kad čia be jo žinios buvo padaryta, bet dabar laikomės tokios pozicijos. Įdomu tai, kad diskusija šiuo klausimu visuomenėje beveik nevyksta. Tai mano čia tokios pastabos galbūt leis pagalvoti, kadangi praėjo dar nedaug laiko, situacija labai keičiasi. Kaip matom, metė iššūkį Trumpas Kinijai, irgi nieko nepavyko, turėjo atsitraukti, turi kalbėtis, nes visiems aišku, kad Kinija vis dėlto jėga. Na, bet Lietuva gali likti pakelėj, rodyti savo poziciją ir atrodo, kad galim to laikytis, tai gal tada taip ir laikykimės. Ačiū Jums už dėmesį, iki kitų susitikimų tame beprotiškame pasaulyje.